Gyvenimo instinktą. Everybody wants to survive, right? Visi nori išgyventi, taip? Even if you see a little worm and touch it, it tries to protect itself. Ir netgi kirminėlis, kurį priliesi, tai susitrauks, nes nori išsigelbėti. So this instinct to survive is a very basic instinct. Taigi šitas išgyvenimo instinktas yra fundamentinis. But the question comes, why should we survive? Kai kyla klausimas, tai kai kam aplamai gyventi, išgyventi? What is the problem if we die? Kokia problema, jeigu mirsim? And anyway, we are going to die, right? Ir bet kuriuo atveju vis tiek anksčiau vėliau mirsim. Anybody here who will not die? Gal kas nors nutarė nemirti? At least I don't know, unless maybe you in Lithuania, maybe. Gal Lietuvoje kažkas nusprendė nemirti, ne? Lithuania is a special country, right? Lietuva ypatingas kraštas, tiesa? It's a special piece of land on earth. Žemėje yra kai kurios ypatingos šalis. So everybody dies, Visi miršta, juk taip? but everybody wants to live. Bet visi nori gyventi amžinai. This is the paradox of life, Tai va, gyvenimo paradoksas. right? Taip? That you cannot stop death Negali sustabdyti mirties. and you cannot stop the wish to live. Ir troškimo gyventi amžinai irgi nesustabdysi. People who cannot walk, who cannot do anything, they may be paralyzed, they may be in wheelchair, but they also want to live. Ir žmonės paralyžiuoti, invalidai, kurie galbūt negali vaikščioti, važinėja invalido vežimėliais, jie irgi nori gyventi. So that is very strong instinct in us. And then the next thing is that why we should live. Ir stiprus instinktas, tai todėl, kame atsakymas, kodėlgi nori gyventi. What is the problem if we die? Kokia problema, jeigu imsim ir numirsim? When we sleep, we feel happy, right? Kai miegam laimingi, tiesa? Anybody who does not like to sleep? Kam nepatinka miegoti, pavyzdžiui, sakykit. Anybody? Gal kam nepatinka? Everybody wants to have a nice sleep. Visiems norėtųsi skaniai saldžiai išsimiegoti. When you meet somebody in the morning, you ask, did you have a good sleep? Ryte kažką sutinkat, klausat, nu kaip miegojai šią naktį? But if sleeping is so good, Jeigu miegas. why not sleep permanently? Jeigu miegas toks saldus, tai kodėl nemiegoti visam laikui užmigti? If sleeping is so pleasurable, which we all experience, that sleep is a very pleasurable thing. Na, miegas toks malonus ir jeigu mes visi turim patirti, kaip malonu pamiegoti. And you don't have to make any effort. Ir jokių pastangų nekainuoja. In fact, if you make an effort, you cannot fall asleep. Jeigu stengsies užmigti arba įsitempęs bandysi užmigti ir neužmigsi, So if sleeping is so wonderful, why we want to get up? tai jeigu miegas toks saldus, tai kam aplamai keltis ryte? Why not we just keep on sleeping? Tiesiog toliau miegam. Does anyone like that I just sleep continuously? Ar patiktų kam nors? Tiesiog miegoti ir miegoti. Ir daugiau nieko That's nedaryti. what death is. Taigi mirtis apie tai ir yra. Sometimes you have a pet dog or a cat, and they're suffering, then you say we put you to sleep, permanent sleep. Ir turite naminių gyvūnėlių, katinėlį, šunelį ir jis apserga, kenčia ir tada sakom, na, užmigdysim jį amžiams. Right? We don't say that I kill because he was a pet. We don't want to use the word killing, that we kill the pet. Basically, we are killing. Ir tą gyvūnėlį mes nenorim sakyti, nu, jį nužudysiu, kad nekentėtų. Bet tai labai negražu, mylimas mūsų gyvūnėlis ir nenorim sakyti, aš jį nužudysiu. Užmigdysiu. Yeah, we use a softer word. Švelnesnį žodį panaudojam. Put him to sleep. Užmigdysim. Because sleeping is good. Nes miegas kaip ir nekaltas dalykas, Dying is not good. mirti nieko gero. Otherwise, why not we just say that I killed or I put him to death? Priešingų atveju sakyčiau, nu, nužudysiu savo naminį gyvūnėlį ir tiek. So we want to wake up from sleep and we don't want to die. That means our life must have some higher purpose. Ir norim ryte pabusti, norime gyventi, reiškia, gyvenimas turi turėti aukštesnį tikslą. Right? This is a logical conclusion. Logika tokia, tiesa? I'm not speaking that Bible says this, Gita says this. This is logical conclusion. Ir nesakysiu šventraštis, Biblija, Gita sako tai. Tiesiog logika gyvenimiška. That many times people commit suicide Kartais žmonės net savižudybę because they are baigia suffering so gyvenimą. much or they are
unhappy, they're frustrated, they take their life. Jie kenčia tiek daug, kentėjo tiek daug ir tiesiog nebegali daugiau gyventi, baigia gyvenimą. So that means taking life, they think they're bringing their suffering to an end. Ir jie galvoja, kad nusižudydami jie kančią nutraukia. And we all suffer. Ir visi kenčiam. So if death is a solution to suffering, then we should all die. Taigi, jeigu visi patiriam kančią ir mirtis yra sprendimas, tai mirštam tada. But we don't think like that. Bet iš tikrųjų taip nėra. In fact, committing suicide is a crime. Nes savižudybė yra nusikaltimas kriminalinis. Not only killing someone else, but killing yourself is also a crime. Ne tik kažką nužudyti yra kriminalinis nusikaltimas, save nužudyti irgi yra kriminalinis nusikaltimas. So all this makes us think that why is it so? Taigi, kodėl mes taip galvojam? That sleeping is good, still I want to wake up. Miegas gerai, bet pabust vis tiek noriu. People who are frustrated that commit suicide, but I don't want to die. Ir žmonės kenčia, nusivylę, savižudybę baigia, bet mirti nenoriu. So this all points out to one thing, that there is some purpose to life. Ir visa tai veda į vieną dalyką, kad gyvenime turi būti aukštesnis tikslas. And that's why we all want to live. Dėl to ir norim gyventi. But the problem is that this is not what we are told what is the purpose of life. Bet bėda tai, kad mūsų nieks nemokė, koks tas gyvenimo tikslas aukštesnis. Science has made so much advancement how to prolong life. Ir mokslas tiek daug pasiekė, kad prailginti fizinį gyvenimą. Of course, they are also making advancement how to shorten life. Be abejo, ir technologijos padeda mums ir greičiau numirti tuo pačiu. Like release one bomb Bombą metam and many people die. ir daugybė žmonių vienu metu žūsta. Instantly. So science is also trying to protect life, prolong life, but they are not telling us why should I prolong my life. Mokslininkai taip stengiasi prailginti mūsų gyvenimus, bet taip ir nepasako, o kam tą gyvenimą prailginti. There is also research which is being done how to not die. They are seeing that if we can replace this, because they found out that we die because cells become old. So what if we can actually make the cells continue to produce and somebody can live eternally? Ir taip daromi tyrimai, kaip galima būtų fiziologiškai ląsteles atnaujinti arba pakeisti tam, kad praktiškai galima būtų gyventi amžinai. But try to imagine if nobody died. Na, pabandykite įsivaizduoti, jeigu taip pradeda žmonės nebemirti. Then what will happen? Kas atsitiktų? Many times these terrorists will go out of job. That is one thing. Teroristai netektų savo darbo. Right? What would they do? Ką jie tada darytų? Nieko negali nužudyti, visi gyvi. But there will be many more problems besides. Bet problemų nesumažėtų, būkite tikri. This planet will become hell if everybody just took birth and nobody died. Planeta pragaru taptų, jeigu niekas natūraliai nebemiršta. So the point is not that we can prolong our life or we don't die, but how to live life. Taigi, problema ir sprendimas ne tame, kad prailginti gyvenimą, kaip nugyventi tinkamai gyvenimą. And that is the first education we should all be given. Ir tai pirma iš švietimo sistemos dalis, kuri turėtų mus apšviesti šiuo klausimu. And that is not being taught anywhere. Ir niekur apie tai nekalba ir niekas nedėsto apie tai. This is the big flaw in our modern education system. Taigi, didžiulis trūkumas švietimo sistemoje. Everything else is nice. Visa kita, viskas tvarko, viską gerai mokina. Teach you about you. Bet apie tave patį tikrai, tavo tapatybę taip nieks ir nemoko. But who are you and why should you live? Kas tu ir kam reikia gyventi aplamai. And how should you live? Kaip gyventi reikia. So the purpose of life is happiness. Taigi, gyvenimo tikslas – laimė. It's not that we should just live. Ne šiaip sau, kad tik gyvent, kad nugyvent. Not even trees are living. Medžiai irgi gyvena So many other species are living better than us. ir gausybė įvairiausių gyvybės rūšių, kurios gyvena dar geriau negu mes. They don't have terrorists. Ir gyvybės rūšyse kitose teroristų nėra. Even lion, tiger, all
this ferocious animal they want to eat, they kill only that much which they want to eat, that's all. Liūtai tigrai irgi, jie ne teroristai, jie nužudo tik tiek, kiek jiems pavalgyti reikia ir viskas, ir nedaugiau. So lion kills maybe once in 5-6 days, he eats and he relaxes. Ir liūtas tigras į savaitę kartą nužudo kažką, pavalgo ir atsipūtęs toliau ilsisi. So purpose of life is happiness. Gyvenimo tikslas laimėje. And that's why we all want to be happy. Tai va, dėl to visi ir norime būti laimingi. Just as we have instinct to survive, instinct to live, we also have wish to be happy. Taigi turime instinktą išgyventi, gyventi, taip pat yra instinktyvu norėti būti laimingu. And at this, we are all equal. Ir šitame visi mes vieningi. See, we have so many divisions in our society, country, Lithuania, Poland, India, and male, female, and now we have some LGBTQ+, and so on. Many varieties. Ir iš kitos pusės mus tiek daug įvairių dalykų skiria šalys, tautybės, lytis, orientacijos seksualinės, kokie tik skirtumai nėra visuomeniai. But there is something which we all have in common. Bet kai kurie dalykai mus vienyje, mes vienodi kažkame. No matter which country you belong to, which gender you belong to, what is your age group, economic group, whatever. Everybody wants to live and everybody wants to live happily and nobody wants to suffer. Bet yra universalios vertybės, universalūs principai, pagal kuriuos mes visi vienodi. Ar ekonomiškai, ar tautiškai mes skirtingi, nesvarbu. Bet mes norim gyventi, mes norim būti laimingi. Visi. So that means this is actually the truth of life. Taigi, galim sakyti, kad tai gyvenimo tiesa. Because truth is that which is not dependent on some geographical place or some age group or some gender. Truth is truth, wherever you go. Tiesa yra aukščiau už geografinę lokalizaciją, už bet kokį kitą skirtumą. Tiesa yra aukščiau. So that is the purpose of life, that we should live happily. Taigi gyvenimo tikslas - laimingai gyventi. But then next question comes, how to achieve that? Na, bet tada kyla klausimas, o tai kaipgi gyventi laimingai? So now the next belief which people have is that we think that we'll be happy if we have a lot of money. Taigi, tada žmonės prisigalvoja įvairių būdų, kaip reiškia, kad būti laimingu reikia būti turtingu. Ane? This also everybody thinks like that. Juk visi taip ir galvoja. Everybody is trying to get more money than what he or she has. Ir visi stengiasi turėti daugiau, negu kad turi. If I get a little more, I will be happy. Nes jeigu uždirbsi daugiau pinigų, būsi laimingesnis. So this is the biggest illusion of human life. Taigi žmogaus gyvenime didžiausia iliuzija tame ir yra. Money is necessary. Tai pinigai reikalingi, But it is būtini, not the goal of life. bet tikslu gyvenimo būti negali. So many of us, we have made the goal of life as wealth. Na, daugybė žmonių galvoja, turtas gyvenimo tikslas. And why is that? Because we believe that if I have wealth, I will be happy. Nes visi pagal nutylėjimą tiki, kad jeigu turėsi turto, būsi laimingas. But if we think clearly, logically, with peaceful mind, we see that it is not true. Bet jeigu geriau įsigilinus logiškai pasižiūrėjus, nėra tame tiesos. If we give you a lot of wealth, Taigi gaunate daug turtų. Pavyzdžiui, wealth is in itself has no value. Well, the value of the wealth is because you can exchange it for something else. ir pats turtas ar pinigai vertės neturi tik tai dėl to, kad jie vertingi, gali apkeisti tai, ko tau reikia. It's basically inert matter. Tai materija, negyva materija. So it Pinigai. cannot give you happiness itself. Ir pati savaime patys pinigai džiaugsmo nesuteikia. But you can use it to exchange something else. Bet juos gali panaudoti, iškeisti tai, ko tau reikia. So what is that something else? Something which will please my senses. Taigi kas tas kažkas, kas patenkintų mano juslės. My
by which I can fulfill my desire. Daiktais, kuriais aš galiu išpildyti savo troškimus. So when my desire is fulfilled, then I feel happy. Kai mano troškimai išpildomi, aš laimingas. That is illusion number 2. Taigi iliuzija numeris 2. We think that when my desire is fulfilled, I feel happy. Kai troškimai išsipildo, aš esu laimingas. That is also not true. Irgi netiesa. Actually, desire is the one which is troubling you. Tai iš tikrųjų troškimai tai yra tai, kas mus kamuoja pastoviai. And when desire is fulfilled, that trouble goes away. Ir tipo, kad troškimas išsipildo ir bėdų nebeturiu. Taip, ne? And then you think that you got happiness. Ir tada galvoju, kad, kokia laiminga, But laimingas. there are many people who do not have that particular desire and they are not suffering. Ir yra žmonės, kurie neturi to troškimo ir toliau kenčia. So what we do is that we create trouble and then we solve it and then we feel happy. Mes prisigalvojam savo bėdų, ją išsprendžiam tą problemą ir jaučiamės laimingi tipo. So this is what our mind is expert at. Taigi, va šitoj vietoje mūsų protas mus ir mulkina. So there is a young man, Jaunas vyrukas, he has job, he has money, he has his own apartment, he has everything what turi darbą, turi pinigų, turi butą, visko, ko reikia gyvenimui turi. But then he thinks I will be happy if I have a girlfriend. Bet tada prisigalvoja, būčiau laimingesnis, jeigu turėčiau draugę. So that's how the problem begins. Na ir problemos nuo čia prasideda, ne? That is the beginning of the problem. Problemos pradžia, užuomazga. So then he devises many plans. Ir tada kuria planus, There's so many, he goes on Facebook, wherever. Facebook'e, pažinčių. So then he gets a girlfriend. Gerai, susipažįsta, randa merginą. And then you know the story, I don't tell you. Žinau, seka įvykių. Taip, So everybody has experience of that. visi turėt And when I patirties. say girlfriend, for you ladies, it is boyfriend. Ir merginoms vaikinas, vaikinams merginos. So you have all experienced the fun having a boyfriend or a husband. Turėjot patirties draugų, draugių gyvenime. So when this young man was in his apartment, he sees couple outside. Nagi, tas vaikinas turi darbą, turi pinigų, turi butą ir pro langą mato vaikščiančias poras. So they're walking. Vaikšto pro šalį. He sees, look how happy they are. Ir jis žiūri juos ir galvoja, kokie jie laimingi įsimylėję. And he wants to be like that. Nu ir nori būti taip pat gyventi. And this couple is looking at this young man O ta pora žiūri tą jauną vyruką pro langą. and thinking, look how happy he is. Pažiūrėk, koks laimingas, turi vietą, kur gyventi, butą. He doesn't have the trouble like I am having. Jis neturi tiek problemų, kiek aš turiu. So this is the illusion which goes on in the society. Taigi, va, tokia iliuzija visuomenė. Vieni kitus žiūri ir vieni kitiems pavydė laimės. So there is a saying that an unmarried person runs around here and there and gets into trouble. Taigi, nevedęs žmogus laksto aplink, ieško problemų ir susiranda jų. And married man gets it in one place. O vedęs vyras turi viską vietoje, jam ieškoti problemų neturi. Jis jau jas turi pas save vietoj. So that's how he solves his problem. Tai va, taip jis sprendžia savo problemas. But previously he or she was running here and there and getting into trouble. Now he finds one person and gets into trouble. Taigi, kol nevedęs laksto, ieško problemų. Randa sprendžia, o vedęs žmogus randa asmenį, partnerį, draugę, gyvenimo draugą ir turi problemą čia vietoj. So that is the mind. So first create problem and then you have to solve the problem. Then you go for couple therapy. Ir taip veikia protas. Ieškai problemų, randi problemą, sprendi ir tada eini pas psichologą spręsti santykių problemos. In the beginning there was no couple. Pradžioje nebuvo poros, tiesa? And then they became couple. Ir tada susiporavo. Now they have to go for couple therapy. Ir turi eiti į porų terapiją. Because he is not going to leave it. Nes nepaliks jos taip. So there was one married person. So somebody
ask him that how is your life going on. Na, gyveno kartą vedęs vyras ir jo paklausė, nu, kaip tavo šeiminis gyvenimas. So both were together. Abu buvo kartu, And they asked how is your life, how did you live? jie buvo draugai ir dalinasi dabar patirtim, nu, kaip tavo gyvenimas, o tavo gyvenimas kaip. So the man said, well, I actually had a nice childhood. Ir vyras sako, vaikystė pas mane praėjo puikiai. And the girl said, yeah, my parents treated me nice. Mergina sako, irgi mane tėvai auklėjo, augino labai gražiai. So they both said that we were very happy. And then when we were 19, then we met. Ir kiekvienas pasidalino savo laimingos vaikystės prisiminimais ir kai 19 sukako, jie susitiko. And now the story begins. Nu ir istorija prasideda. So point which I am making is that we want to live. We want to live happily, but we don't know how to live happily. Taigi, apie ką aš čia šneku? Šnekame apie taip, kaip gyventi laimingai, bet nemokame gyventi laimingai. So first thing we have to understand that happiness cannot come from inert matter. Taigi, vienas dalykas aiškus, kad laimės atnešti negyvas daiktas negali. It's like if you take sugar, Na, pavyzdžiui, cukrų paimkim. then sugar is sweet Cukrus saldus, taip? because it has sweetness in it. Nes jo savybė, saldumas. If you take salt, Druską paimkim, it tastes salty because it has saltiness in it. nes druska suri iš prigimties. So all these objects have certain qualities and we can only get from them what qualities they have. Ir tie dalykai turi savo prigimtinės savybės ir mes iš jų galime tik gauti tiek, ką jie turi iš prigimties. Now, if I ask you, is happiness the quality of life, living being, or is it a quality of inert matter? What would you say? Taigi, jeigu aš paklausiu, laimės šaltinis kas yra? Daikte randame laimę ar gyvoji būtybei? Just like sweetness is the quality of sugar, what is the quality of happiness to which it belongs? Tai jeigu saldumas yra cukraus savybė, tai laimė, kur randama, kieno savybė yra laimė? Living entity? Living entity? Living entity. It's very simple. Labai I'm not paprasta. asking some very complicated questions. Neklausiu sudėtingų klausimų, kibernetinių jūsų. Everybody knows that happiness is experienced by a living being. This table cannot feel happiness. Stalas, daiktas, jis laimės nejaučia, bet gyvoji būtybė laimę jaučia, gali jausti. So therefore, I want happiness. One thing is for sure, that nothing material can give me happiness. Taigi vieną išvadą turim padaryti, kad niekas grubaus materialaus mirusio laimės man atnešti negali. And you will say, well, what about money? O tai kaip su pinigais reikalai tada? No, it does not give. You have to think deeply. It will take a long time for you to explain why money does not give happiness. Patys pagalvokit, nes labai ilgai čia aiškinti, dėl ko pinigai neneša laimės. At least you know that money is not living being. Na, bent jau suprantam, kad pinigai negyvoji būtybė. So happiness can only come from another living being. Taigi laimė šaltiniu gali būti kita gyvoji būtybė. This is for sure. Ir tai garantuotai. If you have any doubt on this, please ask me. Jeigu abejojat ir vis tik tai pervertina daiktus, paklauskit manęs, aš atsakysiu. But now, just like if you have money, you can give me money. Sakykime, tu turi pinigų, gali duoti man pinigą. But if you don't have money and I ask you, you cannot give me because you don't have it. Bet jeigu aš paprašysiu ir tu pinigų neturi, tai negali man duoti jų. So similarly, if you have happiness, you can give me happiness. If you don't have it, how will you give me? Ir taip pat su laimė, jeigu tu laimingas, tai tu gali pasidalinti laimę, bet jeigu neturi ką duoti. So there are two beggars. Taigi du elgetos They get married. apsivedė. You think after getting married, they will become millionaires? Ir apsivedę, manot, bus laimingi automatiškai? It's not possible. Ne, taip nenutiks. So now this young man is looking for happiness. Jaunas vyrukas ieško laimės šaltinio. That means he does not have it. Tai reiškia, jos neturi. And this young girl is also looking for happiness. Ir mergina jauna irgi ieško laimės. That means she also does not have it. Reiškia, irgi jos neturi.
then they get married. tada kartu susieina, You think they will be happy? apsiveda ir ką? Tada ne vienas neturi laimės ir kartu apsivedę bus laimingi? It's a simple equation. Taigi matematika, elementari, It's not very complicated. visai nesudėtinga. So if both do not have happiness, how when they come together they will be happy? Please tell me this. Paaiškinkit man, jūs, kaip ne vienas iš jų neturi laimės, kartu susiję, apsivedę, bus laimingi staiga. But then what happens? They come together, they get married, and then they start blaming each other. Tada jie susitinka, apsiveda ir pradeda kaltinti viens kitą. So all the time, husband, wife, girlfriend, boyfriend, what they do is they blame the other person that I am suffering because of you. Ir tada pradeda kaltinti vyro, žmona, vaikinas, mergina, kaltina vienas kitą, aš kenčiu dėl tavęs. And in the process, the psychotherapist makes money. O tame procese psichoterapeutas daro pinigus iš jūsų. He is a smart guy. Jis gudrus vyrukas, So he says, come to me, ateikit pas mane, and he just listens to that. išklauso jų. And he tells them, how will they become happy like that? Taigi, kaip tai gali padidinti jų laimę. So this is very important to understand. Taigi, svarbu suprasti tuos dalykus racionaliai. So now coming to little higher, Na, taigi, dar vienu lygiu aukštesni, supratimas but there aukštesnis. are two ways we experience happiness. At least we all have experience. Vis tiek mes esam patyrę kažkokią laimę. One is that we feel happiness from material objects, which I already said it's an illusion. Ir yra du būdai. Ir vienas iš tariamos tos laimės patirčių - daiktai. And the other is that we feel happiness through loving relations. Ir kita rūšis laimės - meilės santykių. So the real happiness comes when we have loving relations. Taigi tikroji laimė nepalyginamai yra kur kas aukštesnė iš santykių. And this is actually what we are looking for. Taigi, ko mes ir ieškome. After our basic needs are satisfied, Taigi fundamentiniai poreikiai, pavyzdžiui, patenkinti. which many people have now, their basic needs. Šiais laikais praktiškai ne visi turim kuo apsirengti, ką valgyti. There may be poor people who do not have enough to eat, but in general, society is not. Gal patys neturtingiausi neturi ką pavalgyti, bet visumoje visi turi ką valgyti. So then they need love. Na ir poreikis meiliai. And love is what is missing in our life. Ir meilė tai, ko visiems trūksta gyvenime. And we want to live only for the sake of love. Ir pasiruošę gyventi tik vardan meilės. When we do not have love in our life, Kai gyvenime nėra meilės. and we also do not have hope of love, Ir neturim net vilties meiliai, that's when we commit suicide. tada beviltiškai situacijai žmonės ir savižudosi. As long as we have the hope or we have some love, we want to live. Ir tol, kol yra meilės, viltis meiliai, norim tęsti gyvenimą. So the real purpose of life is love and not money. Ir tikrasis gyvenimo tikslas meilė, o ne pinigai. And unless we understand it, Ir tol, kol šito nesuprasim, we will keep on looking for happiness here and there and not get it. būsim neramus ir ieškosim laimės šiandien, ten, bei ten, visur. So there are many poor people, at least in India, I know, they don't have much money, but they're very happy. Indijai galima rasti tikrai daug neturtingų žmonių, bet pasižiūrėjus, jie laimingi, nežiūrint į nieką. Because they have some loving relationship in the family. Nes juos palaiko prasmingi tarpusavio santykiai. And the supreme source of love is Sri Krishna. Ir aukščiausias šaltinis meilės yra Šri Krišna. So this place, Vrindavan, where you are sitting, this is the, what you call the warehouse of love. Ir Vrindavanas, kur jūs dabar randatės, ir yra taip vadinamas meilės sandėlys. This is where Krishna lived, not for a very long time, Ir Krišna čia į Vrindavanį gyveno ne taip jau ir ilgai, only 11 years. 11 metų, vaikystė. But
He is still remembered after 5,250 years. Ir po 5250 metų dar jis vis atsimenamas kaip meilės šaltinis. Why is that? Kodėl taip? Because he distributed his love to everyone, Dėl ko, kad jis dosniai dalino tą meilę. unconditionally. Besąlygiškai. In the material world, the love, it is not that you have not experienced love. You also all have experienced some love. But that love is conditional. Kažkiek meilės visi esate patyrę, bet šiam pasaulyje ta meilė sąlygota, sąlyginė. And because it is conditional, that's why it has ups and downs in it. Dėl to jinai daugiau, tai jos mažiau, tai jinai tyresnė, tai ne tokia tyra. And sometimes it disappears. Kartais paprasčiausiai meilė palieka mus. That is the meaning of condition. When condition is satisfied, you get it. When it is not satisfied, you don't get it. Tai vat sąlygota meilė tokia ir yra. Sąlygos patenkinamos, meilę gauni. Sąlygos nepatenkinamos, jos netenkia. So this is the nature of material love. Tokia prigimtis, tokia materialios meilės prigimtis. Krishna's love is spiritual love. Krišnos meilė dvasinė. And it is unconditional. Ir jinai besąlygiška. Why it is unconditional? Because Kodėl? he himself is full of it. Kodėl besąlyginė? Dėl to, kad jis pats yra šaltinės meilės šaltinis ir jos turi be galo. In the material world, everybody is a beggar for love. Ir materialiam pasaulyje visi yra elgetos, visi kaulyje meilės. So then two beggars come together, Du elgetos susitinka, and then you scratch my back, I scratch your back. tu pakasyk man nugarą, tada aš pakasysiu tavo nugarą. Because it is difficult to scratch your own back. Nes pačiam savo nugarą pasikasyti nepaprasta. So this is what material relationship is. Taigi tokie yra materialistiniai santykiai. Some conditions are there, Sąlygos nustatomos and then we develop some attachment, of course. ir tada šiokie tokie prisirišimai išsivysto. And that attachment is also material. Ir tie prisirišimai materialūs irgi aišku. So we try to relish that. Ir iš to bandom išspausti kažkokį tai malonumą. But it brings more suffering than relish. Bet atneša tik daugiau kančių negu malonumų. So the real love comes not from material objects or material relations, but from spiritual relationship with God. Ir tikroji meilė ateina ne iš materialių daiktų, o iš dvasinių santykių su Dievu. So in Bible also it is said God is love. Biblijoje irgi pasakyta Dievas meilė. So why is he love? Because he does not have any demands from you. Ir kodėl jis meilė? Dėl to, kad jis nereikalauja, jokių sąlygų nestato ir nieko nereikalauja iš tavęs. He is self-satisfied, Jis pats savyje patenkintas, self-fulfilled, pats išsipildantis, complete in himself. pilnatviškas. Because when I am not complete in myself, then whenever I meet somebody, I try to complete myself. This is what people do in human relations. Ir žmonių santykiuose žmogus neturintis pilnatvės, nesijautintis pilnatviškai, kitų sąskaitas stengiasi papildyti savo pilnatviškumą. There is a very nice statement in the Upanishad. Upanishadose yra gražus teiginys. Where it says Yagyavalkya. Yagyavalkya vis sako žmonai. This is first statement. He makes many statements like that. Pirmasis teiginys jau. So first statement he makes is that Nava are pati kama pati priyo bhavati pitu atmane kama eva unatre. So the story is that Yagyavalkya, he had two wives. Šitas išminčius Yagyavalkya istorija tokia. Turėjo dvi žmonas. One wife's name was Katyayani, another's name was Maitreyi. Katyayani viena žmona, Maitreyi antra žmona. Yagyavalkya, he was a very great learned person, very highly realized person. Yagyavalkya buvo didis išminčius, aukštai realizuota siela. And in India, previously there used to be a lot of debates on spiritual topics. Ir anksčiau Indijoje būdavo gausu įvairių susitikimų aptarinėjant dvasinės temas. Now that custom is not there, still there in some places like Banaras.
Dar išliko ta tradicija mažesnių mastelių Benarėse, Varanasėje po šiai dienai. So where scholars come together, they have a particular topic and they give different arguments. Vediniai mokslininkai susitinka ir gliaudo atitinkamus filosofinius riešutėlius. So this is a very highly developed field. In India it is called Nyaya Shastra. Nyaya Šastroje aprašyta šita sfera filosofinė. I will be teaching it actually when I start my classes on 16th. 16 spalio aš pradedu dėstyti būtent šitą temą čia. So Everyone can join online. everyone can join. Yes, online. It's very nice, very good actually for practical life. Labai praktiškam gyvenimui šitos tiesos yra labai svarbios ir Zoom'e čia galite pas Džeją sužinoti linką ir klausytis. Because our life depends how we make decisions in our life. Taigi labai svarbu darant gyvenime sprendimus, žinot, kokius sprendimus daryti. And decisions can be made out of emotions or they can be made logically. Taigi sprendimai gali būti emociniai arba logiški. Generally, the decisions which you make out of emotions make you suffer later. Taigi sprendimai padaryti iš emocinės pusės tik tai sukelia dar daugiau kančių. Just like you get angry at somebody and then that anger you decide something. But that anger does not last very long. Anger is an emotion. You make the decision out of anger, then anger goes away, then you have to repent. Ir supykstat ant kažko. Ir šitam emociniam stovyje darote sprendimus. Ir nors tas pyktis laikinas, bet sprendimas tai tęsiasi ir paskui tenka atsiprašinėti, atgailauti. So when you are in an angry mood, don't make decisions. Taigi, kai supykstat, jau prašom labai, neskubėkit su sprendimais. Calm down, drink a cup of water, Apsispakainkit, atsigerkit vandens, pakvėpuokit. deep breathing, Tai pakvėpuokit giliau, walk 100 steps. pasivaikščiokit 100 žingsnių ten, 100 atgal. Already your mind will change. Jau nusistatymas emocinis pasikeis. Another type of decision you make is when you fall in love with somebody. Ir dar vieni sprendimai daromi įsimylėjus, unsmylėjus kažką. That's why they say that love is blind. Dėl to ir sakoma, meilė akla. I don't know why they never said that anger is also blind. Tik nežinau, kodėl nesako, kad pyktis irgi aklas. So love and anger both are blind. Taigi pyktis ir meilė abu akli. And blind man has to take direction. How will he know? Ir įsimylėjusiam žmogui reikia pasirinkti kryptį, bet jeigu jis aklas, apakintas meilės, kaip jis gali žinot, kur eiti. These two states, think very deeply when you decide something. Kai įsimylit ar supykstat, geriau neskubėkit ir pagalvokit kelis kartus prieš. And you can avoid a lot of troubles in your life. Ir tada gyvenime išvengsit gausybės problemų ateityje. Anyway, that is different. Coming back to our... Tai grįžtam į temą. Nukrypom, grįžtam į So temą. this Yagyavalkya, he won many debates and he earned a lot of wealth. Tas išminčius Jagjavalkė tokiuose diskusijose filosofinėse yra laimėjęs gausybę jų ir tokiu būdu užsitarnavo daug turto. So there was actually a very famous king, Janak Maharaj. He had many debates and Yagyavalkya won. He got a lot of wealth. Ir Janaka Maharadžas, karalius, tos debatus pradėdavo, organizuodavo ir Jagjavalkė juose nugalėdavo filosofiškai ir dėl to nusipelnydavo daug turto. So this sage Yagyavalkya, and one day he decided that he wants to give up his family, everything, go in solitary place and just do some japa. Japa retreat. Japa. Ir Jagjavalkė vieną kartą nutarė, kad gana, enough is enough, palikti šeimą, palikti namus, išeiti ir pasinerti į meditaciją, džapą. So he called his both wives. He wanted to make sure that when he goes away, the wives will have enough money, no problem they should face. So he said that, look, my dear wives, you have served me very well. I've been very happy with you. But now I want to
take to the renounced order of life, like Swamiji sitting here. I want to take sannyas and I want to divide my wealth so that once I am gone, you will live peacefully, at least materially, you will have no problem. Ir jis pasikvietė Keikėjį, abi žmonas ir sako, aš jumis buvau labai patenkintas, jūs man tarnavote labai gražiai, aš dabar noriu išeiti, atsižadėti gyvenimo pabaigoje nuo visko, noriu būti tikras, kad jūsų gyvenimą nugyventų užteks visko, pinigų, vietos, ko reikia, tiesiog noriu jums padėkoti ir pasirūpinti jumis paskutinį gyvenimo etapę. So he said that I will divide my wealth for two of you and then I will leave. Ir aš išdalinu tarp jūsų abiejų savo turtą ir išeinu tuščiom kišenėm. So out of these two wives, Maitreyi was very spiritual. Ir tarp abiejų žmonių Maitrėja buvo labai dvasiškai nusiteikusi moteris. And she was very smart. Ir protinga, gudri. So she thought Ji pagalvojo savo. that this man Šitas vyras mano, is her husband. Vyras, He is leaving all this wealth here. jis palieka mums visą turtą. Now, human mind has the tendency that it does not give up something unless it finds something better. Taigi žmogaus logika kokia? Jeigu jis palieka kažką labai vertingo, tai reiškia vardan kažko dar vertingesnio, taip išeitų. So if I have my car, it may be old but still functioning. I'm not going to drop it unless somebody gives me a new car. If somebody gives me a new car, okay, I drop the old one. Ir galbūt aš turiu mašiną, ne pačią naujausią, bet vis dar važinėjantį ir vis tiek jos neatsisakysiu. Na, nebent man kažkas naujesnė nupirks, tada aš gerai, seną mašiną galim išmesti. So she thought that this guy is very smart. Ir jį pagalvojo, mano vyrelis labai gudrus, ne? He is giving this wealth to us, Palieka mūsų turtais, but he must have something better than this and then bet he's going away. greičiausiai jis kažką turi geresnio, dėl ko jis ir palieka mus. So she told to him, he says, my dear husband, Ir jinai Maitrėja jam pasakė, mano brangus vyre, it is a moment of great pleasure taip labai malonu girdėti, that you want to take sannyas, kad priemi sannyasą, atsižadi visko and I fully support it. ir tave pilnai palaikau tame. Generally, wives don't feel happy like that. Dažniausiai žmonos nelaimingos, jeigu vyras sako ate. But what I want is that you give this whole wealth to the other, my co-wife, Katyayani. Bet, žinai, savo turto dalį aš norėčiau, kad tu atiduotum jai, Keikėjai. So Yagyavalkya was very surprised. Generally, when there is a question of division of wealth, people fight for it. Nes Yagyavalkya buvo labai nustebo, nes kai tik pakvimpa pinigais ir dalybom, tai prasideda kovos. Right? When parents die, children are fighting over the division of the property. Tėvai, jeigu miršta, tai vaikai kaip taisyklė susipeša dėl palikimo. So he said that you give everything to her. So Yagyavalkya was also very surprised Ir that tada why she is so renounced. Maitrėja pasakė, žinai vyre, atiduok visą turtą Keikėjai, anai žmonai. Ir Yagyavalkya pagalvojo, protinga moteris. So he asked her that you don't want anything. Ir tada perklausė savo žmonos, tai tu tikrai nieko nenori? He said, no, that's not true. Jinai sako, ne tame tiesa. I'm not that renounced. Aš ne tiek atsižadėjus, kad man nieko nereikėtų. He said, if you don't, then why do you want to take some part of it? Tai vyras klausė, tai kodėl nenori pasilikti nors kiek turto savo? So she said, no, I don't want this wealth. I want share in the wealth which you are taking with you. Jinai sako, aš ne to turto noriu piniginio, kurį tu atiduodi, aš noriu to turto pasidalinti, su kuriuo tu išeini. So then Yagyavalkya was very pleased with it. Ir Yagyavalkya buvo labai patenkintas ją. So he said that you have really touched my heart. Ir tu iš tikrųjų palietei mano širdį, jai pasakė. And come, now I will give you what is in my heart. Ir dabar einam tada kartu ir aš pasidalinsiu tuo, kas mano širdyje. And then he speaks to her. Ir tada kreipiasi ją. Because the real wealth is the wealth of knowledge. Nes tikrasis turtas – išmintis, žinios. Even those people outside who have some wealth, they have because they have some knowledge.
Ir netgi žmonės, kurie turtingi, jie ir tą turtą įsigijo kažkokių žinių dėka, Unless they have inherited it, that is different. nebent paveldėjo. So, first statement he said that listen, wife does not love the husband for the sake of the husband, but wife loves husband for her own sake. Ir tada jis sako, pirma tiesa tokia, kad žmona myli vyrą ne dėl vyro. Jinai myli vyrą dėl savęs, dėl savo labo. This seems like a very painful statement, Skausminga tiesa, taip, but it is a bitter truth. bet tokia karti tiesa, tiesa yra karti. And of course, when you translate this from Sanskrit to English, the meaning is very simple, but this sentence has got many meanings in it. Ir iš sanskrito išvertus į anglų kalbą ar kitą kalbą atrodytų paprasta prasme, bet sanskrito kalboje tai labai gili prasme. Another meaning, there are many meanings, another meaning is that the wife, because the word used is Atma, that she loves for own sake, which can also mean for the sake of the self. Ir kadangi ten panaudotas sanskrite žodis atma, tai savo labui gali reikšti, kad savo sielos labui jinai myli vyrą. So, wife loves the husband for the sake of the self can mean that for herself, but it can also mean that she loves him because there is a self in it. Ir jinai gali reikšti, kad myli dėl savęs, bet gali reikšti, kad myli dėl savo sielos jame. If there is a husband and the soul leaves, will the wife love the dead body? Sakykime, yra vyras ir vyro kūną palieka siela. Tai ką, žmona toliau mylės tą mirusį vyro kūną? No. Ne? They will say, my husband is gone. Sakys, vyras išėjo. So nobody loves the dead body. Niekam nepatinka miręs kūnas. So the love is actually for the person, the soul, the Atma. That is what is called Atma in Sanskrit. Taigi meilė iš tikrųjų yra atmai, sielai kūne, o ne kūnui. And then higher meaning even more than that is that Atma also means Krishna. Ir atma, taip pat tas pats žodis sanskrito atma reiškia Krišną, Dievą. There is a statement in Bhagavatam, Krishna menam avehitam atmanam akhilatmanam. Sukadeva Goswami is telling King Parikshit that know this Krishna to be the Atma of every living being. Ir Šukadeva Gosvami Šrimad Bhagavatam Maharadžui Parikšitui ir sako, kad Krišna yra visų sielų siela, visų sielų prieglobstis ir šaltinis. And in Bhagavad Gita, Sri Krishna himself says, Aham Atma Gudakesa Sarvabhut Ashyastita. He says, I am the Atma situated in everyone's heart. Ir Krišna Bhagavad Gitoje Arjunai sako, aš esu siela kiekvienos gyvosios būtybės širdyje. So basically, whomever we love because there is some presence of God in it. Taigi, ką mes bemylėtumėm, kiekviename mes iš tikrųjų mylime jo gyvybę, jo sielą. When a girl loves a boy, that boy looks like divine to that girl. Kai mergina įsimyli vaikiną, jai tas vaikinas atrodo kaip dieviškas. Other girls don't see anything special in this boy. Only this girl sees that speciality. Kitos merginos tame vaikine nieko ypatingo nemato, bet jinai įsimylėjusi mato jį dievaitį. That speciality is the speciality of Krishna. Taigi, va čia ir yra Krišnos specializacija. Because the very word Krishna means attractive. Nes pats žodis, pats jo vardas Krišna reiškia pats patraukliausias. And that attractiveness can be in wealth, it can be in beauty, it can be in knowledge, it can be in strength. That is what Krishna is. He has all these things in him. He is most beautiful, he is most knowledgeable, he is most powerful, he is most renounced, he is most loving. All these things he has. So whenever you see some beauty, something which attracts you, is actually his attraction of not that person. Because if that person dies, you will not be attracted. It is the attraction of Krishna. Ir dėl to Krišna turi visus atributus 6 pilnumoje. Jis ir pats gražiausias, ir pats stipriausias, ir pats
turtingiausias ir pats labiausiai atsižadėjęs ir pats teisingiausias visas žinias jis turi jis. Dėl to tai yra patraukliausia. Bet jeigu kas nors myli kitą žmogų, myli jį ne dėl to, kad jisai turi kūną arba jo kūną, bet myli kitą žmogų dėl Krišnos savybės kažkokių tai nedidelių dalelių jame. So therefore, God is Krishna. Taigi, Dievas Krišna. And don't think that Krishna is some Indian God. It is nothing like that. God has to be beautiful. God has to be all powerful. God has to be all knowledgeable. Everybody will accept this. This is what Krishna means. Ir Krišna yra Dievas ir nereikia galvoti tik tai jau neduok Dievę. Galvoti, kad jisai indiškas Dievas. Nes grožio supratimas, turto supratimas visų vienodas. Ir jeigu jis pats gražiausias, tai jis pats gražiausias visur. Ar turtingiausias jis visur. So as long as the girl sees that divinity in the boy, she loves him. When she doesn't see the divinity, then she fights. Ir kai mergina mato savo mylimajame dieviškumo požymius, jis jį myli, jinai jį myli. Kai nebemato, barasi. So Krishna has explained this in Bhagavad Gita 10th chapter. How his beauty, his greatness, his vibhuti, his majesty, his aishwarya is manifest in different things. But we don't pay attention to that. Ir Krišna 10 skyriuje paaiškina apie savo didingumą, didybę, viešpatiją ir taip toliau, bet kai mes to nežinome, mes nekreipiame į dėmesį. And we get attracted or hooked onto or attached to the external thing, and that's the cause of the problem. Ir vietoj to mes užkimbame ant išorinių dalykų ir čia ir prasideda mūsų problemos. So now let's come back to Vrindavan. Taigi, grįžtam vėl į Vrindavaną. That's what I was talking. So this Vrindavan is a place where Krishna personally appeared. Taigi, Vrindavanas ta vieta, kur Krišna apsireiškia asmeniškai. So God himself came. And why did he come? He came to teach what is love and how to live. Ir dėl ko Dievas apsireiškia? Kam jis gimė? Kam jis atėjo? Kad pamokyti meilės, kaip mylėti. So he gave the message of love. Atnešė meilės žinią. And he gave a process. Ir procesą meilės atnešė. And that is the purpose of life. Ir čia ir yra gyvenimo prasmė. If we don't have love in our life, we are actually not living. We are dead people. Ir jeigu mūsų gyvenime nėra meilės, tai negalim pavadinti, kad mes gyvenam ar gyvi. Praktiškai su gyvybės požymiais mirtininkai. Tell me, what is the difference between a dead body and a living person who does not have love? Taigi, pagalvokit patys, koks skirtumas tarp nemylinčio žmogaus gyvenimo ir mirusio žmogaus. This actually living person without love is dangerous. The dead body is not going to harm anybody, except it may rot and give bad smell. But this living person who does not have love, he or she is going to create chaos in the society, create disturbance, exploit others, fight, quarrels. Now all this fight which you see are going on is all because there is no love. It's even worse. Dangerous, Yeah, not dangerous. just worse. It's very dangerous. Taigi, gyvas žmogus, bet nemylintis žmogus yra pavojingas žmogus. Netgi lavonas mažiau pavojingas, nes jisai smirda, genda ir blogiausiu atveju. Bet gyvas žmogus, bet nemylintis, žudo, kovoja, naikina, pyksta, pavydi ir taip toliau, saugas. So as long as we do not have love in our life, we will remain unhappy, dissatisfied, disturbed, anxiety, fear. We will exploit others, we will be corrupt, we will harm others, we will do all these things. All bad qualities will manifest. When we have love, everything will be nice, there will be no problem. Wealth will also come when love is there, naturally. Taigi mylinčiam žmogui visos gražiosios savybės natūraliai apsireiškia tame tarpe ir turtas irgi ateina, bet neturintis meilę žmogus, jis yra kaip virusas, kaip šašas, viskas, kas blogiausia, naikinimas, neapykanta, pyktis, smurtas, visa tai nemylinčio žmogaus savybės.
So all the problems in society, whether they are problems in the family, problems at your workplace, problem at the country level, social problem, economic problem, political problem, health problem, any problem, if you really deeply analyze, it comes because of lack of love. Ir dėl to visos gyvenimo problemos, ar ekonominės, ar politinės, ar socialinės, finansinės, asmeninės, visos problemos tik dėl to, kad nėra meilės. And therefore the solution for all problems is love. Bhakti. That is bhakti. Ir dėl to visų problemų sprendimas yra meilė. Bhakti, meilės santykiai. So that is bhakti yoga. Bhakti yoga means yoga of love. Taigi bhakti yoga ir yra meilės yoga. And that's why Jesus came. Jėzus Kristus. All this fight, the very place where Jesus came with the message of love, what is happening now? Fight. Killing, just burning, destroying innocent people. Is this what Jesus wanted, or Abraham, or Moses, or whoever, or even Muhammad? But all these people, they are fighting, forgetting what our founders, with what message they came. Ir Kristus atėjo su meilė žinia, bet dabar matome, kas dedasi toje vietoje. Žudymas, naikinimas. Tai atsiprašau, kokie jie tikintieji arba užmiršo savo steigėjų pirminius fundamentinius principus, kuriais jie atėjo į šitą žemę. So when love is not there, the hell is right here, hell is not somewhere else. When love is here, this is heaven. Taigi, nėra meilės, pragaras čia. Ne kažkur tai, čia pragaras. Bet kai yra meilė, rojus čia, ne kažkur. So this is all great people, whether it is Lord Jesus, Lord Buddha, Lord Krishna, they all gave the same message. Ir visos dievybės, visi dievai inkarnacijos, kas bebūtų atėję anksčiau, Muhamedas, Kristus, kas bebūtų, pranašai visi, su šita žinia atėjo. But Krishna has given much more detail than anyone else. Bet Krishna šitą mokslą, meilės mokslą atnešė išsamei apibūdinęs kaip niekas kitas. He has spoken Bhagavad Gita. Bhagavad Gita jis paliko mums. And he spoke also Uddhav Gita. Uddhava Gita jisai mums paliko. Where he gives step by step process how to attain this love in our life, how to live in this material world practically. Žingsnis po žingsnio, kaip pasiekti tą meilę gyvenime žmonijai. And his topmost message is message of love, which is depicted here, especially with the gopis of Braj. Ir aukščiausia išraiškos meilės forma santykiuose su gopėmis. Savo žaidimuose jis praktiškai parodė, kaip tai turi būti atrodo. Praktikuojama. So I hope I answered the question. Tai atsakė į klausimą? Užhipnotizavo? Hearts melted. This is the place of heart melting. Šita vieta yra širdžių lydimo vieta, išsilydimo vieta. Vrindavanas. So please try to understand life, purpose of life, read Bhagavad Gita. It is important. Your life will change. You will feel peaceful, happy in your own life. Without God, you cannot be happy. This is guaranteed. It is not possible, no matter how much money you have. Be Dievo meilės nematyti. Ir tai garantija. Kaip besistengtumėt, kur beieškotumėt pinigais, kuo, nieko kitaip nebus. Be Dievo meilės nebus. Because there is no limit. When you will have that much money which you want now, then you will need more. Nes su pinigais toks dalykas. Turi daug, norisi daugiau. In America there was this man, Howard Hughes. He was the richest man of America at that time, billions of money. When he was dying, one press reporter approached him and said that you are the richest person on this earth. You must be very happy.
now you are dying. You know what he said? He says, no, I'm not happy. He says, why? He says, my wish was to have 100 billion. Still missing. His wealth was less than 100 billion. Ir kažkuriais laikais Amerikai Hovardas Hughesas buvo turtingiausias ir prieš mirtį jau senatvėje jo reporteris paklausė, tai jūs turtingiausias žmogus Amerikoje, tai turbūt laimingiausias, taip? Ir jis sako, ne. Tai reporteris sako, kame reikalas? Sako, mano tikslas buvo turėti 100 milijardų, man dar trūksta truputį. And the beauty is that money you have to search here and there. People leave Lithuanian people go to America in search of money, right? Yeah. So, but God is everywhere. He's in Lithuania also. You don't have to go to America for that. Tai va, žmonės ieško laimės už jūrų marių, Amerikoje, turtų, taip toliau, bet Dievas ir randamas ir Lietuvoje gali. Nebūtinai Amerika Dievo ieško atvažiuoti. So that's why we come to India, not to America. Good. This is good that you come to India, you come to Vrindavan, because India still has some spiritual wealth. Indija turi dvasinio It is turto, not available elsewhere. kurio neturi niekur kitur pasaulyje nerasit. So anything else? When we see or when we meet a person, we see the beauty in the very beginning. Why it can not last like longer than usually it lasts? That's very interesting question. Lietuviškai. Kai sutinkam žmogų, visų pirma, mes tą matome jame grožį. Kodėl negali tas matymas tęstis? So one thing you have to know is that in the material world, everything is changing. Taigi vienas dalykas materialaus pasaulio prigimtyje glūdi. Nothing is permanent. Viskas keičiasi, nieko čia nėra pastovaus. It is not only that the person changes, but your mind changes. Ne tik tai, kad žmogus, pavyzdžiui, sensta ir jo grožis vysta, bet kad ir tavo protas arba požiūris į jį keičiasi. And the beauty, as they say, lies in the eye of the beholder. Taigi sakoma, grožis yra žiūrinčiojo akise. So when you see the person from far, he looks one way. When you come little more closer, he may look little differently. Same object looks differently when seen from different angles, right? Taigi tas pats objektas skirtingų atstumų žvelgiamas atrodo skirtingai. Iš tolo žmogus gali atrodyti vienaip, arčiau priėjus jau kitaip. And when he comes very close to you, Ir kai labai arti jau pamatai žmogų. then you say, come on, give me some space. Ir tada sakai, pala, nelįsk taip arti prie manęs. The very same person which you are very much hankering for, when he gets too close to you, you don't see him that beautiful. Ir žmogus, kuris atrodė toks gražus, toks patrauklus, kai labai arti priartėja, jau nebeatrodo taip. So our senses have the tendency to get into delusion. Taigi tokia juslių prigimtis klysti ir iliuzija. There are many factors which are involved. Ja, Our čia senses daug. get deluded, our mind fluctuates. Daug priežasčių gali būti, kad juslės netobulos ir protas pats neramus. Today you like one person, tomorrow your mind changes, you start liking another person. Šiandien patinka vienas žmogus, rytoj jau kitas patinka. And one of the very interesting characteristics of the mind is that it is attracted to that which you don't have. Ir viena iš proto savybių labai yra įdomi, kad jį traukia tai, ko tu pati neturi, pats neturi. If you did not have that fancy car, Ir jeigu pas tave nėra tos krūtos mašinos, then you are so much dreaming to have it. ir tu svajoji apie ją, But once you have it, ir kai tik tai, sakykime, įsigyji, gauni ją, then after some time it loses its value. po kurio laiko vertės netenka tas daiktas, kurį turi. Then new model comes or some better car comes in your mind. Ir tada naują modelį išleidžia, arba dar kita mašina pasirodo jau dar patrauklesnė protui. So you have teeth in your mouth. Burnoj turi dantų, sakysim visus. They are very important. Labai svarbu.
But you don't know the importance unless one tooth starts shaking. Bet priimi visą tai kaip savaime suprantama tol, kol vienas dantis neišklimba. And if it falls down, Neduok Dieve iškrenta. then your whole attention goes to that place. Tada visa meditacija į tą tuščią vietą, kur turėtų būti dantis. You are not paying any damn attention to your teeth when they are fine. Ir kol dantis tvarkoja, jokio dėmesio, taip ir turėtų būti. Liktai. So this is the nature of mind, that it gets attracted to what it does not have. Taigi tokia proto prigimtis, visada reikia to, ko neturi. And once it has it, the value goes down. Ir kai tik įsigyji, kai tik turi, vertė iškart krenta. And it can go down, 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 and you may start disliking it. Ir krenta tas mėgiamo daikto vertė tiek, kad paskui jau nebekenti to daikto. So it's many stories like that. I cannot live without you, and then after some time, I cannot live with you. Ir daugybė istorijų tokių, aš be tavęs gyventi negaliu, bjaurybė, su tavim gyventi nebegaliu. Same person. Tas pats asmuo. So that's how material works. Na, vat, tokia materialaus proto funkcija. So that's why I spoke of material love and spiritual love, material attraction and spiritual attraction. Tai vat yra dvasinis patrauklumas ir materialus patrauklumas, dvasinė meilė ir materiali. Material attachment, spiritual attachment. Materialus prisirišimai, dvasiniai prisirišimai, visai skirtingos prigimties. So all the material attachments, material attraction will ultimately end up in dejection. Ir visi materialus prisirišimai, anksčiau ir vėliau, baigėsi atmetimu, atsižadėjimu. This is the essence of any material object. Taigi tai yra esmė, bet kokio materialaus objekto esmė, atmetimo reakcija galų gale jau. Just like if you take some flower, lavender flower, and you extract lavender oil from Oil. it, right? So it is very fragrant. That is the essence of it. Like that, if you boil everything material and take the essence, you'll see dejection in it. That's all. Taigi levandos gėlytės pavyzdys, ištraukus aliejų, eterinį aliejų iš jo, ta gėlytė bevertė, esmė aliejus eterinis. Taip ir su bet kokiais materialiais dalykais, bet ką paėmus iš jų esmę ištraukus, visą tai tampa beprasmišku ir atmetimo reakcija. And once, if you can understand this, once you realize this, then your spiritual journey begins. Ir kai tik suprantate šitą momentą, nuo čia ir prasideda jūsų dvasinė kelionė. Therefore, the first chapter of Bhagavad Gita is called Yoga of Dejection. Ir pirmasis Bhagavad Gitos skyrius taip ir vadinasi, atsižadėjimo joga. So I have written a whole book on this first chapter. Ir Babaji yra parašęs visą knygą šios skyriaus pagrindu, Yoga of Dejection. Jūs galite